Treneris, sveikinimai su pergale. Mačas ne prieš pačią pajėgiausią komandą. Kas labiausiai džiugino ir kas nedžiugino šiose rungtynėse? Iš tikrųjų, žaidėm per 6 dienas 3 rungtynės, tai biški neįprasta, nes prieš tai visą sezoną turėdavom po 1 rungtynės į savaitę, tai nedžiugino tai, kad reikalavau geresnės energijos aikštelėje, bet matėsi, kad tos energijos trūko, nežinau, ar dėl to, kad nevertino varžovo, ar kažkiek fizinės tos energijos mažiau buvo, tai tas šiek tiek nedžiugino manęs. Realiai dominavot po krepšiu, pagal taškus pelnytus iš baudos aikštelės, triuškinot varžovės. Ar čia labiau Rygos komandos problema, kad neturi tinkamos atsvaros po krepšiu, ar vis dėlto LCC komandos akcentai sudėti atakuojant baudos aikštelėje? Tai žinot, kiekvienom rungtynėm, kai ruošiamės, pasižiūrim, per kur mes galim atakuoti, kuris susirasti taškų. Akivaizdžiai turėjom stipresnę priekinę liniją ir aš manau, kad mes ją turėjom dar geriau šiandien išnaudoti. To kažkiek nepadarėm. Sveikinimai su pergale, tavo mintis apie šias rungtynes? Nors laimėjom, bet nesidžiaugiam, nes tikrai gynybai labai prastai atrodėm. Tai nežinau, sakau tą pergalę, bet džiaugsmo tai nelabai, nes gynyba labai prasta buvo. Tai treneris norėjo, kad nedaugiau 40 mestų, tai jis įmetė ir daugiau. Tai nežinau, nedžiaugios nuotaikos, nors ir laimėjom. Tavo akimis, kur tos problemos gynyboje buvo? Labai neagresyviai gynė, mes leidom jam įsiveržti ir tuos laisvus tritaškius sumesti, tai tas tiesiog neagresyvumas, nesusikalbėjimas, to tokio noro gal atrodo kartais pritrūko. First of all, your thoughts about this game? Our thoughts, first of all, I am thankful for my players because I had a feeling that they fought in every situation, and that is my first thought. And second one, we are getting slowly, step by step for our offense, and I saw some improvement in that. LSU all night long defended by switch-all defense, and your team seems like was struggling to attacking this defense. In your opinion, what was the main reason that you couldn't attack more effectively this switch-all defense? Yes, they switched. In the first half, we tried to find some situations in the low post. In the second half, more than from the outside in the mismatch situations. But that is where we can improve and read the situations much more effectively.